Sveiki, su jumis Remark. Šiandien parodysiu, kaip naudotis RuneScape botu. Pirmiausia, einame į puslapį www.šeškai.com. Spaudžiame RS ir RuneScape. Atsisiunčiame failą. Taigi, spaudžiame įrašyti. Botas mums atsisiuntė. Paleidžiame botą. Paleidę botą pamatysite tokį vaizdą. Pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai susikurti savo akauntą. Spaudžiame Edit Accounts. Spaudžiame Add. Įrašome savo RuneScape vardą ir slaptažodį. Jeigu jūsų akauntas turi PIN, įvedame jį. Išjungiame lentelę. Dabar jums reikia paspausti, kokį norite pasirinkti skriptą. Spaudžiame File ir Run Script. Šiandien pasirinksime miningą. Garage Essence Miner. Spustelėme ant jo vieną kartą. Matome, kur reikia pradėti skriptą. Įvedame skaičių, kad pelytė judėtų mažiau ir būtų tikslesnis jos nuėjimo kelias. Spaudžiame OK. Matome, botas pats automatiškai suves jūsų loginą ir pasvordą. Taigi, paleidome skriptą. Matome, kaip jis pats kapoja Rune Essences. Dažniausiai rodoma informacija, kiek jis prikapojo, kiek prikapojama per valandą vidutiniškai, kiek pinigų jau uždirbta, kiek uždirbama per valandą vidutiniškai. Informacijoje galime pasižiūrėti, kelinta tai versija. Stats tai rodo skillai. Galima aišku ir paslėpti. Taigi dabar galime sustabdyti skriptą, padaryti pauzę. User input. Neleis jums paspaudžiat nieko, prispaudžiat. Tai dėl to plyta yra uždėta, kad jūsų skriptas veiktų netrukdomas. Tai tiek, manau, paaiškinau, kaip naudotis RuneScape botu. Jeigu kas neaišku, rašykite forume www.šeškai.com.